Labas, čia Gediminas Grinečius, verslo treneris, kaip laikaisi? Ir šiandien noriu su tavimi pakalbėti apie vieną dalyką, kuris kai kuriems tavo komandos nariams bus svarbesnis net už pinigus. Taigi, jeigu žiūri šio video įrašą, padaryk man paslaugą, parašyk grotelės įrašas į komentarus. Jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mano video, būčiau labai dėkingas, jeigu parašytum naujas arba naujai komentarus. Norėčiau pasveikinti tave prisijungus prie mūsų bendruomenės. Na ir žinoma, jeigu gausi iš šio video naudos arba manai kažkam kitam šis video galėtų būti naudingas, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šio video ir parašytum į komentarus pasidalinau. Arba gali tiesiog užtaginti, pažymėti savo draugus, komandos narius komentaruose žemiau, kad jie taip pat pamatytų šį video. Taigi, koks tas dalykas, kuris kai kuriems tavo komandos nariams yra svarbiau už pinigus? Ir tai galioja net ir skirtingose lygiuose. Taip, esu matęs visokiuose lygiuose žmonės. Taip, ir tas dalykas, žinoma, yra dėmesys, pripažinimas. Taip, anglų kalboje net yra toksai posakis, tokia frazė babies cry for it and grown men die for it. Reiškia, kūdikiai verkia dėl jo, o suaugę vyrai savo gyvybės paaukoja dėl jo. Taip, dėmesys ir pripažinimas. Taip, reiškia, kūdikiai verkia, nes nori mamos dėmesio, nori kitų žmonių dėmesio. Taip, ir suaugę vyrai eina į karą, eina visokius dalykus, daro taip, kad gautų medalį, kad gautų pripažinimą. Taip, net jeigu jiems tai gali kainuoti gyvybę ar panašiai. Taip, dėl antiek svarbus yra tas pripažinimas ir tas dėmesys kai kuriems žmonėms. Ir nepaslaptis, kad tinklinio marketingo versle taip pat bus žmonių, kuriems bent jau pradžioje ypač daugiau reikš tas pasiekimas kažkokio tai lygio, diplomas kažkoks, galbūt statulėlė kažkokia, galbūt pripažinimas kažkoks, labiau reikš negu tie 50 eurų uždirbti, negu tas 100 eurų uždirbtas ar panašiai. Taip, bet esu atvirai pasakęs, matęs ir žmonės kur kas aukštesnėse lygiuose, kur jau uždirba ir 1000, ir 2 ir daugiau per mėnesį. Ir vis tiek jiems labai svarbus tas pripažinimas. Pinigai yra pinigai, bet nedaug dievė jų nepakvies ant scenos. Nedaug dievė jie nebus pažymėti ir nebus, kaip sakant, jie pripažinti ar panašiai. Jiems bus tai didžiulis dalykas. Taip, ir esu matęs ir barnių visokių ir pykčių ir panašiai, kai žmonės ten būna pripažįstami ne už tą lygį, arba ten pamiršta juos, arba dar kažkas ir panašiai. Taip, tai yra didžiulis dalykas. Taip, ir kodėl tai svarbu tada tau? Taip, todėl, kad be abejo mes visą laiką norime sukurti savo komandoje tokią atmosferą, kur žmonės gerai jaučiasi, jiem patinka būti, žinoma, jie nenori mesti verslo, jie nenori išeiti kažkur į kitas kompanijas ar panašiai. Ir vienas būdų būtent tuos žmonės išlaikyti savo versle yra per tą pripažinimą, per tą dėmesį. Taip, reiškia, kai pasiekė komandos narys kažkokį lygį, galbūt komandos chat'e ar grupėje padaryti postą. Dar geriau, galbūt viešai padaryti postą ir pripažinti tą žmogų, pagirti tą žmogų, duoti jam dėmesio ir panašiai. Taip, ir vienas iš dalykų, ką mes darom savo komandoje, tai kartą per mėnesį darome pripažinimo skambutį. Tai yra skambutis, kuris yra skirtas visos komandos žmonėms, kurie pasiekė naujus lygius. Taip, reiškia, kai žmogus pasiekė vieną lygį pirmą kartą, ar antrą lygį, ar trečią lygį, ar ketvirtą, kiekvienoje kompanijoje marketingo plane yra skirtingi lygiai, skirtingos kvalifikacijos, tai būtent per tą pripažinimo skambutį mes pripažįstame būtent visos komandos pirmą kartą padarytas kvalifikacijas. Ir tokiu būdu tai duoda šansą tam žmogui, kuris pasiekė tą lygį pirmą kartą, pasisakyti, gauti pripažinimą, gauti dėmesį ir tuo pačiu pasidalinti, kaip jam arba jai pavyko pasiekti tą lygį, kas jiems patinka kompanijai ir panašiai. Reiškia, toks skambutis, kaip sakant, nušauna 2 zuikius vienu šūviu. Iš vienos pusės tai yra labai šaunus būdas paskatinti savo komandos narius, parodyti jiems dėmesį, duoti jiems tą pripažinimą. Taip, nes kiekvienas, kas pasiekė naują lygį, yra pakalbinamas ir to žmogaus vardas yra ant skaidrių ir panašiai. Reiškia, tai yra visas skambutis skirtas jiems. Bet tuo pačiu kiti žmonės gali dalyvauti šitam skambutį, žiūrėti šitą skambutį ir mokytis, taip, išgirsti, ką daro žmonės, kurie gauna rezultatus. Kaip jie tai daro, kaip jie pasiekia tos lygius, kaip jie pasiekia tas kvalifikacijas. Tai tokiu būdu tas skambutis gali sumotyvuoti kitus komandos narius, galbūt kažką daryti kitaip, galbūt labiau stengtis, daugiau dirbti, būti įkvėptais, kad va, jeigu jinai padarė, tai ir aš galiu padaryti ir panašiai. Dėl to
išnaudok visas įmanomas progas pripažinti savo komandos narius ir duoti jiem dėmesį. Jeigu darai kažkokį mokymų skambutį, būtinai padaryk dalį to mokymo skambučio pripažinimo dalimi. Taip, pavyzdžiui, jeigu darai kažkokį mokymų renginį, taip, kažkur savo mieste ar ten visos šalies mastu, būtinai pripažink komandos narius. Gali tiesiog atspausdinti diplomus su tokiu lygiu, bet tai žmonėms labai daug reiškia gauti tą diplomą su savo vardu. Kai kurie žmonės niekada nebaigė vidurinės, niekada nebuvo universitete, niekada negavo jokių kvalifikacijų ir panašiai. Ir galbūt jiems tavo kompanijos pirmojo laiptelio ar antrojo laiptelio ar trečiojo laiptelio diplomas bus pirmas diplomas, kurį jie yra gyvenime gavę. Ir tie žmonės tą diplomą gal įsirėmins ir pasikabins ant sienos ir laikys daug metų po to. Taip, kad va, pažiūrėk, aš kažką pasiekiau savo gyvenime ir panašiai. Tad niekada nenuvertink to, ką pripažinimas ir dėmesys gali duoti tavo komandos nariams ir apskritai kokią atmosferą gali sukurti tavo komandoje ir būtinai tuo pasinaudok. Nu, taip pat kviečiu tave į numeris 1 tinklinio marketingo mokymų bendruomenę Lietuvoje, tinklinio marketingo čempionų lyga. Joje yra virš 900 įrašytų pamokų, yra įrašyti seminarai apie dirbtinį intelektą, apie trumpus video, finansinio išprusimo seminaras, yra kalnas visokių kitų papildomų mokymų, mini kursų, pinigų gausos vizualizacijas ir dar labai daug. Ir narystė čempionų lygoje kainuoja vos 10 eurų per mėnesį ir tu gauni prieigos prie viso to, ką aš išvardinau ir dar daugiau. Jeigu domina, spausk nuorodą šio video aprašyme, ten rasi visą informaciją apie čempionų lygą ir pasimatysime jau bendruomenės viduje. Jeigu manai kažkam iš tavo komandos narių būtų naudinga, būtinai jiems parekomenduok taip pat. Gerą vakarą ir iki greito. Čiau, viso, iki.